Sveiki visi! Hei! Jūs nepatikėsit, ką aš turiu. Na, kiaušius irgi turiu. Kaip bebūtų, aš gavau 3 iron chunkus. Na, pasakyti, jog gavau, galbūt šiek tiek neteisinga. Šiuos šiaip netaip užsidirbu. To pasakoje mes galime išsikepti pagaliau kibirą ant kūjo. Iškepsiu kažin ant kūjo? Ne, visų tikrai neiškepsiu ant kūjo. Beje, man reikėtų išsikepti ir charcoal. Daugiau? Vieną iškepiau. Gerai, iškepsim ant to ir paskui sudėsim. O, Jėzus Marija, pagaliau kibiras, pagaliau kibiras ir man reikės ženklų pasidaryti, kad aš žaidžiu hardcore, nes bėgiodamas ir lakstydamas, čia aš kažką tai norėjau pasižiūrėti ir taip einu atgal ir norėjau pasižiūrėti, kaip čia, padaryti stogą ir visą kitą ir vos čia nenukritau. Oh my god. Man reikės šitą visą pimpaliuką čia nukirsti, nes jau jo kaip ir nebereikės, tai aš tiesiog pasidaręs kibirą, susitvarkęs viską paimsiu ir pašalinsiu šitą visą ataugėlę. Ne taip biškį sudėjau. Man reikėjo... palauksim, kol kris vienas charcoal. Ok. Achievementai biškį susimesinę. Tvarkoj, einam įsimiegosime. Nauja diena su nauja energija. Jei, ok. Taip, tai mes dabar jau turime kibirėlį. Ir tai reiškia, jog galėsime pagaliau pasidaryti cobblestone be jokių problemų. Bet prieš tai, žinoma, reikės pasidaryti cobblestone generatorių. Tai šią seriją tą ir darysime. Bet prieš tai, prieš tai, mes sunaikinsime šitą visą. Šiek tiek laiko užtruks, bet skubos darbas, sako, velnės lydi. Štai. Pilnai, saugiai, viskas užtverta, padaryta, sutvarkyta. Dabar tvorelė pilnai užtverta. Pilnai užtverta. Štai, pliupt. Dar turime porą torčiukų. Padėsim. Jau nebeturiu net kur kišti jų. F7. Neturime jokių neapšviestų plotelių? Ne, viskas gerai. Na, įmesime bet kur. Tvarkoj. Na ką? Pasisemkime lavos tvarkingai ir pasidėkime į čestą. Gerai. Dabar man reikia susigalvoti, kur aš statysiu savo tą cobblestone generatorių. Nes toje vietoje man reikės... visai nebloga mintis galbūt buvo eiti į aną pusę. Ne? Tiesa, vakar žiūrėjau. Žiūrėkit dabar į minimapą, atkreipkite dėmesį. Ten ta viršutinė dalis atrodo čia kaip krabo žnyplė. Kai užeini... dabar. Krabo žnyplę pastačiau. Taip, tvarkoj. Dabar man reikia nedegančių resursų kažkokių tai. Taip, tai turiu... Čia dar normaliai jų turiu iš tikrųjų. Ok, o jeigu tai padaryčiau, plapt. Gerai, ir tada andesite. Ir granite. Popt. Plapt. Šitie dabar kol kas turbūt vieninteliai resursai, kurie nedega. Tai mes iš jų galim pasidaryti štai, bupt. Ir kažką tai sumastysim. Nes pastatyti cobblestone generatorių ir sudeginti visą savo medinę salą tikrai nėra šios serijos planas mano. Tikriausiai. Sunku patikėti tuo, bet taip yra. Taip, tvarkoj. Nes kaip bebūtų, ilgai žaidžiau Minecraftą, bet, sakykime, su šitais diorito, andesito ir granito blokais taip ir, žinokit, neišmokau aš statyti. Tai gal tiesiog reikia man, kaip pasakyti, neinvestuojant per daug dabar pastangų, paimti ir pasidaryti takelį, paprastą ganėtinai, iki generatoriaus. Paskirstysim lygiai. Na, kad akių nebraižytų. Šitas man nepatinka visas reikalas. Čia dar biški per arti.
Aš jau dabar paranojiškai grinai nusiteikęs esu, tai bijau, kad kažkas tai man čia kažkur netyčia neužsidegtų. Vėjas koks nepapūstų tą linkme. Taip, pasimsime dar torčiuko, nes nenoriu paskui netyčia užmiršęs palikti neapšviestos vietos ir taip susilaukti draugų. Dar nesu pasiruošęs kovoti su mobais tikrai, nežinau kada būsiu. Oi, užteks, pilnai netgi užteko. O, kaip gerai. Nu, labai smagu, labai smagu. Tvarkoj. Gerai, tai dabar mes pasiliekam dar keletą šitų torčiukų, sakau, pagaliukų, akmenukų. Ir pasižiūrėsim taip. Tai man dabar čia reikėtų tvorelės. Man tos tvorelės reikėtų čia kaip ir jau nebestatyti. Čia jau man reikėtų pradėti daryti akmeninę tvorą, tai iki tol, kol gausiu cobblestone'am, na, dar saugiai negalėsiu jaustis, bet visgi pamažu. Tvarkoj. Tai mums dabar reikės taip, čia vietos tos kažkur pasidaryti. Taip, tai čia bus cobblestone'as, čia bus lava, čia bus vanduo subėgs, ok? Tada vandenį reikia uždaryti, kad neišbėgtų. Lavą reikės taipogi uždaryti, kad neišbėgtų. Tvarkoj. Bei vandenį taip pat. Pupt. Taip, ir uždarome pilnai, kad čia niekas nesitaškytų ir nesidraskytų. Taip. Aha. Mes turime vandenį, kuris tekės čia. Ir mes turime lavą, kuri bus... Negerai. Va dėl ko čia taip gavosi, nesimetriškai. Dėl saugumo sumetimų ir dėl, man atrodo, simetrijos. Tiesiog padarysime... simetrijos. Kad tas statinys neatrodytų taip visas išsidraskęs. Taip, tai man reikia štai čia. Vat tos sienelės. Ir tada lava galės būti ramiai sudėta čia ir jos neužlies vanduo. Ne, tai be abejo, jeigu aš būčiau čia lavą sudėjęs, tai tada būtų užlieję ir paverti į obsidian. Viskas tvarkoj dabar bus. Viskas dabar bus labai gerai. Cobblestone'as generuosis štai čia. Bent jau taip turėtų būti pagal idėją. Daugiau negu 2 kibirų tikrai nebūsiu sugeneravęs. Šitos lavos, tai kutename, pasižiūrėsime, kiek iš tikrųjų jos yra. Gerai. Šveičiame vieną lavą. Pažiūrėsime, ar dar vieną aš išlydžiau, ar ne. Ne, nemanau. Ne. Tvarkoti, dabar man reikia vandenuką susisemti šliurkšt. O vandenukas bus čia. Ir mes pasidarysime neišsenkantį vandens šaltinį iš karto, kad būtų greičiau. Nes dar ir neužteks man čia to vandens. Na, būtų neužtekę, jeigu būčiau daręs netaupiai. Taip, tai dabar pilame į kampą, semėme iš vidurio ir taip užpildome visą šitą reikalą. Tvarkoti, dabar man belieka šituos nugriauti. Tada... Kiek suprantu... Viskas gerai. Dabar tiesiog belieka su excavate modu, pupt savo ir mininti cobblestone'ą. Kažkodėl tai nenoris man kristi visas inventorių. Kodėl? Kodėl tu nenori man kristi inventorių? Reikės padaryti paskui kažkokią tai vandens srovę, kuri parveš visą cobblestone'ą mums į inventorių. Mat, hoperiai lyg ir neturėtų spėti. Čia gavęs lavos. Šitą aš paskui nusinešiu į kitą vietą. Nes jeigu padėsime lavos po šito crucible, tai mums greičiau išsilydys šitas visas cobblestone į lavą. Tai paspartinsime biškį šitą visą procesą. Šiaip
visai neblogai idėja būtų išsikepti akmens, padidinti šitą platformą visą ir įsirengti normalų cobblestone generatorių, bet aš manau, kad dabar išspausiu iš jo viską, ką turiu. Nes, na, kam keisti, kas nėra sulūžęs, ne? Prisikaposiu daugiau akmens ir tada užsipildysiu likusi cobblestone generatorių lava. Žinoma, dabar galėčiau jau ir iš tos esamos lavos paskirstyti ją, splitinti ir padaryti taip, jog jinai užlietų viską, bet nelabai noriu aš jo aukšto daryti, noriu, kad jisai būtų kiek įmanoma labiau kompaktiškas ir tiek. Tai dabar būtų gerai tiesiog prasikepti šiek tiek slebo akmens ir taip. Man atrodo, kad čia tegul kepa, aš pasidarysiu dar vieną krosnį, kurioje galėsiu kepti akmenukus, savo stauną. Wow, būtinai turėjau pasilysti. Štai taip, pašauname va. O, kaip gerai, kai negaila. Na, iš tikrųjų negaila. Taip, pasidarom. Opa, ir tegul kepa akmenukas. Tai dabar grindinimas pasidarė jau nebe toks šlykštus, dabar man reikės dirto tik tai tam, kad gauti dirtą. Seniau man reikėdavo dirto tam, kad aš gaučiau cobblestone, nes sijojant dirtą gauni stone pebbles tuos ir verti į cobblestone. O dabar jau nebereikės cobblestone. Tai dabar galėsiu masiškai sijoti gravel ir taip prasimušiu šiek tiek tų stipresnių, tvirtesnių metalų ant žirklių. Labai gerai. Tiesiog fantastika. Nežinau, ar čia labai užlikšti ta platforma ar ne? Vėl nežinau. Gal tiesiog aplipdysime mes šioje kažkaip tai gražiai ir sueis gal. Gal jau lavai slydė? Ne? Ok. Taip. Pasidarysime vietos tam crucible parsinešti, nes dabartinė išsilydžiusi lava ir bus panaudota būtent tam crucible pašauti ant viršaus. Ir susisemti lavą. Šaunu. Gerai. Dabar mes jau galime neštis ir crucible. Štai čia pasišausime, kur čia dabar galima būtų... Lai būna čia kažkur tai savo, taip vat. Ir šituose krosnelėse tegul savo kepa cobblestone'as. Čia dar kažką tai kepsiu papildomai. Medžio anglį. Dabar čia mes įparkuosime lavą. Popt. Įdėjęs lavą. Padėsiu crucible. Plupt. Ir dabar į tą crucible galiu prikrauti akmens. Manau, man reikėtų pasidaryti tool station čia kažkur tais. Arba ne. Naudosiu vieną gal. Nes kai paskui bus daugiau visur pridėti, tai net nesuprasiu, kur eiti, tvarkyti įrankius ir ką daryti, kaip sakant. Labai blaškysiuosi po salą. Kad neiškrisčiau, kad nebūtų to tarpelio. O dabar... netyčia nueiti ir iki čia daeiti kažkaip tai ir iškristi, jau, man atrodo, tikrai turėčiau turėti kažkokių tai sugebėjimo agility. Tai nemanau, kad jau tai bus įmanoma. Netyčia. Taip, ups. Ne. Ir iškrentu čia. Sunkiai įsivaizduojama situacija tokia. Čia, man atrodo, sugeneruos. Klausimas, kiek sugeneruotavo, taip pat jinai tekėdama, taip pat šiaip savo, taip pliup ir... Čia, man atrodo, visur ir... Ne, ten jau nebegeneruos. Ok, reasonable. Vaikeliai, ok. Reikia daugiau taip nedaryti. Taip, dabar man reikia uždengti visą cobblestone generatorių, kur jau esu įdėjęs lavos. Tai dabar čia dar reiškias neįdėjau ir kiekvieną kartą, kai jau juostelė bus užbaigta, tiesiog paimsiu ir uždėsiu ją. Čia irgi galiu užlyginti, taip. Nes taip tada bent jau bus aišku tie... Oi, ok, bėgam išsimiegoti. Vis tiek kažkaip tai naktį nesijaučiu saugiai ir tiesiog įprantu įsimiegoti kiekvieną vakariuką, atėjus tiksliau vakarui.
Oh my god. O, Jėzus Marija mano. Aš, jau man atrodo įsijaučiau šiek tiek, jau toksai, jau biški pasikėlęs darausi, nes Cobblestone generatorių turiu. Taip, 6 XP iš vieno karto. Tai tikrai neblogai. Ir 6 Cobblestone, jeigu įkrenta inventorių. Tai čia galima ir AFK pastovėti, šiek tiek pamaininti, bet labai atsargiai reikia su šituo reikalu. Mat, jo gali grįžti ir pamatyti, kad tas įšalkęs, miršti iš šalkio. Buvo taip, buvo. Ir jo, kai pamatai, kad vieną kulšelį liko arba pusę širdutės liko ir reikia kažką suvalgyti, būtinai turi pasidėti, jau jeigu AFK maininti Cobblestone šitam generatoriui, žaidžiant hardcore, tai reikia tiesiog užsistatyti kažkokį tai žadintuvą ir turėti maistą po rankai, iš karto antroji rankai turėti maistą. Na, aišku, sulūžta kirtiklis dar. Tai va, su sulūžusiu kirtikliu per daug neprimaininsi, bet vis tiek. Jo, yra tikimybė, reali tikimybė mirti iš alkio šitame žaidime, žaidžiant būtent šituo hardcore režimu. Ir nereikėtų šito nuvertinti. O dabar čia nukritęs, net negaunu damage'o čia. Pupt, labai gerai. Dabar tie visi išlinkimai atrodo, kad per juos gali nukristi netyčia. Nu žiūrėkit, visai neblogai čia mums gaunasi. Tiesa, šiandien noriu pasidžiaugti, kad dar nepakrešino. Pakrešino Minecraftas vieną kartą, bet na, čia labai normalu su tais modais ir dažnai pakrešina ir su galingais kompiuteriais pakrešina žmonėm. Tai čia kaip ir viskas normalu. Tai gal ir bus gera diena, spėsiu viską pasidaryti. Tai jo, ganėtinai sunkios ir varginančios dienos yra, o dar nepasidarau tiek, kiek noriu pasidaryti. Šitos serijos nėra vienintelis tikslas, kurį aš turiu, nes labai turiu daug darbų dar prieš Kalėdas pasidaryti ir namai visi laukia ir darbų namuose labai yra daug, ruošiamės Kalėdoms ir visa kita, tai galite ir patys įsivaizduoti, turbūt ir jūsų namuose šeimina brazda, dunda, gal ten tėtis paskutinis darbas kažkokius tai darosi, dar kažką, o gal ir nieko nevyksta, gal labai ramiai sau sėdėti ir čilinat, kaip sakant. Tai va, kaip bebūtų, ačiū, kad žiūrėjot. Ir iki pasimatymo sekančioje serijoje. Bye bye.